Kalatėlius ir einam puslių badyti, tiesiog visi aštrinė vinė, atina katonas garuoja tą audinį kelią, reikia skylę pradurti ir su rankom prispausti. Jokių respiratorių, jokių dujokų, nieko, čia oras eina, visi vaisi apsvaigę tokie, žinai, nei degtinės gert nereikia. Pasikime tą puslėdą, tas skaitosi darbas baigus, važiavau, baigdavosi kažkur apie vidurnaktį, kai jau galėjau nes tą darbą nusiplauti rankas išėjai. Nu, sakau, idiotiškas tas darbas buvo toks, ir medžiagos neaiškus, audiniai neaiškus, tokios charakteristikos, ir būt Leopoldas pasakysim, sviruodavo, stigmata, išbarstymas buvo didžiausias. Projektavimas tas, Febusas pasirodė, kilo mintis, davai visą valdymą per naują perprojektuoti. Vėl viskas perdaryti. Nu, tiesiog aš dabar bijau pro tas planetūro praeitis, sakysiu, man šitas VK7 pagaliau buvo teigiamas dalykas tas, kad supratom, kad mes vis tik tai einam gerų kelių, tačiau teisingas kelias yra. Nu, kai kurios dienos sabžių problema, dar viskas nepasitvirtino, bet aplamai tai idėja buvo teisinga. Paskui prasidėjo ir sparnų įgynimas ir viskas. Nu, pilni buvom, dabar pradžio entuziazmo buvo, tai šitą aš nežinau. Dabar, jeigu kas sakytum, savokos kaip viršvalandžiai neegzistavo, jį reikia dirbti, nu, tai dirbsi tol, kol padirbsi. Čia ar dieną, ar naktis bus viskas, neišeisi tol, kol neužglaisysi to pušlių, neprispausysi kumšlių. Svarstyklė stovi, kietinti smala, kažkas antroji pamainų liko, žinau, aš užsparniau ant kevalo tą jau užpildą, užklastis iš to. Nu, ateinam kitą dieną nesustingusius tas nuomonės. Pasirodė vietoj kietintojo kažkokio tepalo, kažkas padėjo ten prie svarstyklių. O tokie dalykai buvo, nu, reikia vadinti. Nu, sakau, tai yra ta patarlė, kad sako, vienas lauke ne karys. Grina neteisybė yra. O grinai vienų žmonių, tokiau kaip Pakarskis, šitas reikalas ir judėjo. Tik tai pavieniai žmonės užsispyrė, turėdami kažkokį šarmą, kažkokią valios pastangas, gali stumti tokį didžiulį reikalą nuo pradžios ir iki pabaigos. O čia mes kaip banda vienų, vadovaujama liūto, visiškai normaliai tą laikotarpį išgyvenome. O tokie prisiminimai. Ačiū.